Dabar turėtų suklusti vyrai, nes faktai rodo, jog jie dažniau nei moteris patenka į daugybės ligų padidintos rizikos grupės. Jie dažniau serga širdies ir kraujagyslių ligomis, patiria daugiau streso, traumų, sužalojimų. Pridėkime ir tai, kad vyrai nelinkę kalbėti apie sveikatos problemas, aplaidžiau vertina organizmo būklę. Iki savo 40-mečio amerikietiškus gyvenimo kalnelius išgyveno ir operos solistas, Naujosios operos studijos įkūrėjas Jonas Sakalauskas. Dabar, sako jis, viskas kitaip. Kai pačiam suėjo 40 metų ir kai sulaukiu iš tos akimirkos, galiu pasakyti, kad yra puikus laikas ir aš atradau jau vietos tam sveikesniam gyvenimo būdui ir pažinimui savo organizmą. Nebešokinėjai kaip pasiutęs arklys į kairę ir į dešinę, jau esi gerokai sąmoningesnis. Atsitraukiau nuo visokių pareigų didelių ir gal kiek pavargau nuo visos tos ten, kur buvau. Aš ir gyvenime visokių pokyčių nutiko ir šeimyniniam ir visam kitam. Bet vieną dieną kažkas nutinka ir vis tik pradedi kažką elgtis teisingiau negu elgeisi tada. Bet man labai padėjo pripažinti, kad aš turiu nerimo sutrikimą. Turbūt tas nerimas įsivysto dėl gyvenimo būdo. Man atrodo, teisingas santykis su žmonėmis ir šeimoje ir visur kitur yra, kaip pasakyti, tai yra svarbus bastionas, nes gyvenime yra labai daug stresorių, yra labai daug sudėtingų įvykių ir jeigu namuose nesukuri tos minimalios harmonijos, kažkokio palaikymo vienas kito, tai labai sunku daryti ir karjeras, ir gyventi, ir džiaugtis to gyvenimu. Kaip pabrėžia gydytojas urologas Ignas Lukošius, vyriškai sveikatai labai kenkia stresinės įtampos. Paklausus vyrų, ar jie patiria stresą darbuose, beveik 80% iš jų atsako teigiamai. Nemaža dalis prisipažįsta, kad išvis neatostogavo ne vienerius metus. Medikas įspėja, kad toks vyrų elgesys ne tik alina organizmą, bet gali kelti didžiulį pavojų sveikatos pačioms jautriausioms širdies ir seksualiniai sritims. Bet koks patiriamas stresas jisai veikia širdį ir kraujagyslės, nes išsiskiria stresiniai hormonai – kortizolis, adrenalinas, noradrenalinas, kurie lytinę funkciją slopina. Kortizolis konkrečiai, o adrenalinas, noradrenalinas sukelia širdies ir kraujagyslių tokius pakitimus, kurie, sakykime, jeigu stresas labai didelis ir ilgą laiką trukęs, gali sukelti net širdies infarktą, širdies ritmo sutrikimus, o erekcija yra grinai kraujagyslinis refleksas, tai yra draugystė tarp arterijų ir venų. Vienas kraujagyslės išsiplečia, kitos susitraukia, tai stresas turi tiesioginę poveikį į varpos kraujotaką. Kiekvienas žmogus turi savo laikrodį vidinį, savo unikalų tą kūną, psichiką ir visa tai yra bendra. Negalima atskirti šitų dalykų vieną nuo kito. Ir organizmas pasako, ne viską, bet labai daug. Labai daug. Ko nepasako, tada galima jau tyrimus darytis ir gydytojai tikrai padės. Aš visą laiką galvojau, kad reikia bėgioti, reikia režimo ir tada pradėsi labai gerai jaustis. Neturėsiu žalingų įpročių ir tada viskas įvyks. Ir aš pastebėjau, kad visą laiką tas sveikas gyvenimo būdas nutrūkdavo. Jinai niekados nenutiks ta gera mityba arba ne visą laiką įsimuš, jeigu tu psichologiškai savęs nenuraminsi. Darbo, miego, poilsio režimas 8 valandos miego, 8 darbo, 8 poilsio, jos yra labai svarbios. Ir šito režimo nesilaikymas sukelia labai daug sutrikimų. Kaip minėjau, dažniausiai širdies kraujagyslių, dėl lėtinio nuovargio, nerimo, kyla ne tik tai erekcijos sutrikimai, gali kilti šlapinimo sutrikimai. Specifinių rizikos veiksnių prostatos vėžiui neegzistuoja. Jie yra tokie patys, kaip ir visoms kitoms organų sistemoms egzistuojantis rizikos faktoriai. Tad kodėl grinai vyriškam organui prostatai reikalingas toks ypatingas dėmesys? Prostata yra viena iš pagrindinių vyro vidinių lytinių liaukų. Jos funkcija yra gaminti skystį, kuris reikalingas spermatozoidam judėti ir išgyventi moters organizme. Tai bet kokios šios liaukos ligos, ar uždegiminės, ar, sakykime, onkologinės, jos be abejo, kad įtakoja vyro seksualinę savijautą. Šita liauka įvairiais gyvenimo tarpsniais gali duoti skirtingas ligas. Sakyčiau, jaunesniam amžiui galbūt būdingesni prostatos uždegimai, vyresniam onkologiniai susirgimai arba prostatos išvešėjimas, prostatos padidėjimas, gerybinis. Jau nuo 40 metų amžiaus, net ir nejaučiant kažkokių tai simptomų, kiek kartą per metus reikia apsilankyti su bendru šlapimo tyrimu, su prostatos specifinio antigeno kraujo tyrimu, tam, kad būtų
atsekamumas, sakykime, tam tikros urologinės sveikatos raidos. Lietuva vienintelė ES valstybė, kuri turi valstybinę prostatos vėžio prevencijos programą. Gydytojų požiūris ir visuomenės požiūris į gyvenimo būdą, į prevenciją, į kažkokius rizikos faktorių mažinimą, yra labai didelis. Ir kai tu pripažįsti kažkokią savo problemą, tu pasirinki teisingesnius dalykus. Ir tada iš to gali pradėti lipdyti save naują aš. Man labai įdomu holistinis požiūris į žmogų. Aš anksčiau labai daug vartodavau vaistų. Dėl kiekvienos problemėlės eidavau pas gydytoją ir labai bijodavau dėl savo ligų. Kai susirgau sunkesnėm ligom, pasigydęs vienu ar kitu vaistu ir numušęs savo imunitetą, aš supratau, kad tai tikrai reikia žvelgti labai pasvertai. Ir man atrodo, mes galim apsieiti ir be vaistų. Ir arba galima pakeisti savo gyvenimo būdą, kad tų ligų būtų mažiau, arba jų efektas būtų gerokai mažesnis. Su amžiumi kažkoks kitoks tai ritmas įsivažiuoja, kokią tu beimsi, ar imsi raumenis, atramos sistemą, ar imsi kvėpavimą, ar širdį ir taip toliau. Neišimtis yra ir vyrų lytinė sistema. Tai jos sveikata rūpintis privalu ir įmanoma lygiai taip pat kaip bendro kūno. Papildomai, sakykime, tai galima paskirti augalinės kilmės preparatus, kurie turi įrodytą savo mokslinį poveikį. Vaistininkė Jolita Skinderskienė pastebi, kad į vaistinę ieškoti augalinės kilmės preparatų vis drąsiau užsuka įvairaus amžiaus vyrai. Jų paieškų objektas dažnai būna papildai, nenuostabu, nes po to neretai glūdi susirūpinimas lytinė sveikata bei seksualiniu pajėgumu. Tokiu atveju džiaugiuosi tarp daugybės papildų galėdama atkreipti dėmesį į tokį, kuris yra sukurtas naudojant inovatyvias technologijas. Jų dėka į vieną kapsulę sutelpa galingas, natūralių medžiagų kompleksas, kuris gali veiksmingai pagerinti vyro fizinę, psichinę būklę, taip pat prostatos ir šlapimo pūslės ir takų veiklą bei seksualinę sveikatą. Tai tarsi atsakas į atsparumą, pervargimui bei stresui ir kartu prostatos apsaugai. Tokių papildų pagrindą gali sudaryti unikalios, kliniškai patikrintos medžiagos, tokios kaip, tarkim, afrikinė slyva, peruvinė pipirinė, juodasis eleuterokokas. Ypač vyrams naudingas juodasis eleuterokokas, kuris padeda išvengti streso padarinių, aktyvina centrinę nervų sistemą, padeda palaikyti optimalų kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje ir normalią seksualinę būklę. Vaistininkė pamini ir dar kelis veiksmingus augalus. Afrikinė slyva padeda palaikyti prostatos, šlapimo pūslės, šlapimo takų būklę. Potencijos ir seksualinės sveikatos palaikymui naudinga peruvinė pipirinė. Ypač patogus yra papildai, kurių per dieną užtenka vienos kapsulės. Ir kad juos būtų galima vartoti be pertraukos ilgą laiką. Būtent sveikatinimas, būtent natūralios priemonės, net ne priemonės, bet tavo tiesiog sąmoningas buvimas su savo kūnu gali padaryti tai, kad tu nugyvensi ilgesnį gyvenimą, sveikesnį gyvenimą, vartosi mažiau vaistų ir mažiau reikės lankytis pas gydytojus. Ir reikia pirmą, nors apraminti organizmą, ir daug kitų priemonių yra labai svarbių prieš tai lygai atsirandant arba lygos metu. Leidžia turėti kitus rezultatus. Naudojau vitaminus, ten papildus visokiausius, pritaikiau kvėpavimo praktikas. Tai, kad atsirado žmogus, kuris mane supranta, kuris kažkaip priima mane, man pasidarė lengviau pačiam save priimti tokį, koks esu. Ir daug dalykų tiesiog pradėjo tvarkyti savaime. Didelę laiko dalį skiriu savo vaikams, savo mylimai, savo kūrybai ir dainavimui ir koncertams. Tai atsirado laikas geriau susitvarkyti tą režimą. Norint išsaugoti sveiką prostatą, sąmoningai rūpinkitės bendra kūno sveikata, stebėkite apatinių pilvo organų būklę, šlapinimosi pokyčius, dalyvaukite prevencinėje prostatos vėžio programoje. Sistemingai mankštinkitės, išsimiegokite, atsisakykite žalingų įpročių, venkite stresų, išmokite nusiraminimo technikų.